turbūt žinote, kad vasario 15 yra tradiciškai minima vaikų vėžio diena. Galim pasidžiaugti, kad Lietuvoje pasveikimo nuo vaikų vėžio rezultatai yra geri. Pavyko mums pasiekti pakankamai gero proveržio per pastaruosius 2 dešimtmečius. Šiuo metu pasveiksta 80% vaikų. Kitaip tariant, 8 iš 10, o sergant kraujo vėžiu kai kuriom formom netgi 9 iš 10 vaikų, tai yra be galo džiugu. Žinot, mums tai yra skaičiai, bet turbūt kiekvienai mamai yra be galo svarbu, ar tas vaikas jos bus 8 ar 9 ar 7. Taigi skaičiais, bet niekada neturim pamiršti, kad už skaičius stovi vaikai, šeimos, jų tėvai ir artimieji. O aišku, tas sveikimo kelias yra be galo ilgas, be galo sudėtingas ir reikalauja daug žinių, daug kompetencijų, ypatingų, kurios ateina dešimtmečiais, ir tas kompetencijas galiu pasidžiaugti, kad turime puikų kolektyvą gydytojų ir slaugytojų, kurie jau kelis dešimtmečius jau savo gyvenimą paaukoja darbui su šitais pacientais, su vaikais, su jų šeimomis. Ir be galo norėčiau padėkoti koncerto klausytojams, žiūrovams, visiems tiems žmonėms, kurie prisidėjo, renkant lėšas, padėti personalui tiesiog dirbti patogesnėmis ir geresnėmis sąlygomis. Be abejo, darbo apranga tai yra kasdienis rūbas, mūsų darbo kasdienybė, ir labai džiaugiuosi, kad personalas, kuris tikrai, kaip pasikartosi, dirba labai atsidavusis, jie jausis geriau, ateis į darbą su geresnė nuotaika, kurią galės perteikti tėvam, perteikti vaikam, ir manyčiau, ta emocinis gerbūvis ir pacientų, ir dirbančio personalo, jis yra be galo svarbus siekiant mūsų bendro tikslo, kad visi vaikai pasveiktų, kad jiem būtų sveikimas lengvas, kad gydymas būtų toks, koks yra, bet kuo malonesnis būnant ligoninėje. Taigi be galo dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šitos geros iniciatyvos. Labai norėčiau padėkoti Rimanto Kaukėno paramos fondui už labai nuostabias aprangas, kuriomis mus papuošė. Esame labai dėkingi. Mes kaip moteris labai mėgstam puoštis, tai darbo nuotaika nuo aprangos mums labai daug priklauso, ir labai tikrai ačiū.